Sveiki, tai šiandien mes pakalbėsim apie racionalų vaistų vartojimą. Šita paskaita yra atliktina peržiūrėtina prieš atliekant racionalaus vaistų vartojimo darbus. Taip kad tikiuosi, kad jums tai pavyks padaryti. Taigi, racionalus vaistų vartojimas. Iš esmės pats vaistų skirimo procesas tai turi vaistų paskirimo, išdavimo, laikymosi etapą ir diagnozės ir priežiūros etapą. Pirmiausia, ligą nustatom, po to vaistą paskiriam ir po to, reiškia, jį išduoda vaistininkas ir tada to gydymo reikia laikytis. Dabar nustebsit turbūt, gal nenustebsit, bet dažniausiai vaistų neveikimo priežastis, turbūt išskyrus narkotinius vaistus, tai yra nesilaikymas paskirto gydymo plano. Tai šitoj daly visi gali būti svarbus veikėjai ir sudalyvauti ir paskatinti žmonės laikytis gydymo plano. Bet tuo pačiu gydymo planas turi būti racionalus, kadangi žmonėms, kai skiriamas nelabai racionalus gydymas, kyla problemų ir jie nebūtinai laikysis paskirtų gydymo plano. Racionalus vaistų vartojimas jisai racionalus tada, kai yra paskirtas vaistas tinkamas klinikiniai būkliai, tinkama dozė, tinkama laikas skiriamas ir už mažiausią kainą pacientui ir visuomeniai. Tas kainos dalykas yra svarbus visuose biudžetuose. Lietuvoje gal čia per daug suakcentuojama ta kaina, bet iš esmės tai ne tik kainos klausimas, bet taip pat iš esmės kaštų efektyvumo klausimas. Dabar mes kompensuojam vaistus, kurie yra arba pigesni už gydymo standartą, arba jie yra efektyvesni už gydymo standartą, bet taip pat neviršia tam tikrų kainos normatyvų. Veiksniai, kurie lemia vaistų vartojimą. Tai yra žinoma, kad tai yra pacientų pirmiausia lūkesčiai, nes vis tiek ta valstybė, kokia jin bebūtų, jinai vis tik tai atliepia pacientų lūkesčius. Ta pagrindu yra kuriami sveikatos teisės aktai, kaip yra sveikatos priežiūros, sveikatos sistemos, PSDF ir krūva kitų viešųjų finansų įstatymų, kurie reglamentuoja pacientų teisės gauti tą gydymą. Tačiau neretai tie reglamentai ir aktai jie nenurodo, kas vis tai yra racionalus vaistų vartojimas, nors juos ir skatina kažkiek tai daryti. Racionalų vaistų skirimą užtikrinti gali iš esmės visi sveikatos priežiūros specialistai ir idealiu atveju šitam procese dalyvauja tiek gydantis gydytojas, tiek galbūt slaugytoja arba akušerė, tiek pat ir tas vaistininkas, kuris išduoda vaistinį preparatą. Tai vat. Iš esmės dabar labiau yra skatinama vaistų racionalumo veikla negu anksčiau, bet tai turi būti iš esmės valstybės mastų daroma ir inicijuojama, nes racionalus vaistų vartojimas tai yra pavienės iniciatyvos, jisai turės labai marginalų efektą bendroje populiacijoje. Strategijos vaistų vartojimui gydyti gali būti įvairios, jos vėlgi yra apsprendžiamos tai valstybės, ir visų pirma sveikatos apsaugos ministerijos, nes jie atsako už tą racionalų išteklių skirstimą, už sveikatos priežiūros sistemą ir kitus dalykus. Tai vaistų vartojimo gerinimas yra visų pirma sveikatos apsaugos ministerijos jurisdikcija, ir jų darbas yra to užsiimti ir tai skatinti. Yra įvairių būdų skatinti, reiškia, racionalų vaistų vartojimą, tai grubiai šnekant, yra pigesnių būdų, yra brangesnių būdų. Mes anksčiau turėjom to gana primityvų požiūrį į racionalų vaistų skirimą kažkada labai seniai. Turbūt gal jūs dar net ir mokyklų nebuvo tuo metu baigę, tai buvo, reiškia, ekonominis varžymas. Reiškia, jeigu kompensuojamas receptas išrašytas pažeidžiant nors kažkokį smulkų aktą, ar tai nustato ten ligonių kasų ekspertas, tai tiesiog išskiriama bauda ir tas gydytojas dažniausiai turėtų padengti iš savo asmeninių lėšų. Nors neturėtų tai būti, bet būdavo taip, kad iš esmės gaudavo tas baudelės tiesiogiai. Tai buvo toks, sakyčiau, imperatyvus valdymas ir jisai buvo toks problemiškas iš esmės. Dabar jau vis tik Lietuvoje mes civilizuotėjam ir jau šiek tiek perimam, sakyčiau, ir vakarų vertybių.
kas yra labai gerai, ir dabar jau yra pas mus ir kiti vaistų vartojimo gerinimo strategijos, tai yra ir švietimo, ir reguliavimo, ir valdymo, ir ekonominės, tik pačiu aukščiausiu lygiu iš esmės valdomos. Dabar vaistų skirimo strategija ekonominio lygmenį pas mus yra valdoma ligonių kasos ir kompensavimo mechanizmu. Tada reguliavimas kaip toksai iš esmės yra labiau sureglamentuoti pavojingesnės arba sudėtingesnės ligos, tai yra ir kad jos būtų dar pakankamai dažnos. Tai mes turim reglamentuotą ten cukraligės gydymą, epilepsijos gydymo gairias ir taip pat turim ganėtinai griežtas, bet ir prieinamas gairias nacionalinės antibiotikoterapijos politikos, kur rasit nuorodas vėliau paskaitos medžiagoje. Na ir švietimas. Švietimas dabar jau yra galbūt pagrindinė mūsų tokia kaip metodika užtikrint racionalų vaistų vartojimą. Tuo tikslu yra sukurtas racionalus vaistų vartojimo komitetas po SAM prieglobsčių. To komiteto istorija irgi buvo iš esmės įdomi, tenais jisai atsirado Šiauliuose. Tam procese aš sąmoningai gal nedalyvavau ir tiek laiko, tiek kaštai buvo gana solidus, kurių tuo metu neturėjau. Ir reiškia, ten buvo Šiaulių kraštas, jie turi savotišką požiūrį į tą kartais valdymą, tai ir medijoje apie tai galima paskaityti, bet net ir čia su racionaliu vaistų vartojimu buvo šiokių tokių, sakykime, problematikų. Esminė tokia buvo galbūt, kad vis tik tai gydytojai ganėtinai dažnai skirdavo moksiklavą, kas iš principo iš savo prasme yra betalaktamos su betalaktamazio inhibitoriumi. Jis yra priešingai negu gal kai kurie ligoninėse dirbantieji mano, yra plataus poveikio antibiotikas ir jo nereikėtų skirti absoliučiai visiems cerbitam ar tiesiog visiems pakarščiavimam. Tas pats amoksiklavas, jis aišku, turi toksinį poveikį ir kepenys gali pažeisti ypač ilgainiui vartojant. Tai jau net nekalbant apie tai, kad jį visiems skiriant peršalimam, iš esmės mes turėsim didelį atsparumą antibiotikams. Tai kolektyvas peržiūrėtus paskirimus ir ten buvo tokia diskursas, toksai dar senoviškesnė tokia iniciatyva iš ligonių kasų pusės, tai buvo gan griežta ta iniciatyva, bet šiais laikais jau dabar jau kaip praktikuosit jūs, tai jau iš esmės jau tos institucijos pas mus yra kaip Lietuva, tai jau šilkinės ir tikrai yra pirma pastanga yra vis tik tai užsiimti švietimo, ne baudimo. Tas jau dalykas yra pasikeitęs, bet buvo visokių tų atvejų ir tikrai atsiliepimai buvo ne vienareikšmiai, nes tiek poziciją turėjo šeimos gydytojai kažkokio, tiek galbūt ekspertai, kurie peržiūrinėjo. Turėjo savitą poziciją ir jinai tokia buvo sunkiai sutaikoma, bet tokia konfliktiška. Iš esmės, reikėtų vykdant tą racionalų politiką tų konfliktų gal privengti, kadangi jie šiaip ribotą poveikį turi ir žmogus konflikte pirmiausia gintis, o nesimokys. Ir tai iš esmės reiktų gal geriau parduoti tas strategijas, nei ten labai ten griežtai tai žiūrėti. Iš esmės, kaip nustatyti vaistų vartojimo problematiką yra, aišku, galima tirti, yra galima stebėti vaistų vartojimo statistiką, galima daryti kokybinius tyrimus, paskirimus peržiūrėti, iš to galima tokį pigų mokslą daryti, iš esmės, reliatyviai pigų, čia priklauso nuo tos imties. Bet tai gali, aišku, kilti jums klausimas, kaip čia, taip, pažiūrėjusi skaičius, čia kažką tais pasakyti, tą racionalumą, tai, realybė tokia, kad galima nemažai pasakyti apie tą net vaistų suvartojimo statistiką, nes vaistų suvartojimo statistika šiaip tais platina Valstybės vaistų kontrolės tarnyba, kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos, jie nustato tos reiškia pasiskirstimus, kiek kokių vaistų, kokių grupių daugiausiai suvartojama. Ne? Ir toks pigus vertinimas ir identifikuoti problemą galima palyginant panašias šalis ir pažiūrėti, kokie tai vaistai yra suvartojami dažnai. Ir Lietuvoje kažkurio metu buvo toks fenomenalus dalykas, kad iš esmės mirštamumas didžiausias nuo kraujagyslių ligų
ir palyginus su kitom šalim, pas mus statinų suvartojimas yra mažas, ten vaistų pirmo pasirinkimo nuo hipertenzijos, tarkim, gydymo nuo vienos dažniausių kraujotakos ligų, toks buvo gana keistas, pirmoje vietoje vos ne beta-adrenoblokatoriai, kas, nėra tokia baisi problema, bet labai daug buvo iš esmės centrinio poveikio vaistų. Būdavo, reiškia, dažnai skiriamas labai rilmenidinas, moksonidinas ir kiti tokie, sakyčiau, labiau gal rezervuoto požiūrio vaistai, po to benzodiazepinai ir tas buvo įdomu tai, kad lyginant su kitom šalim, tai Lietuvos ekscesas buvo gana žymus ir tai tikrai indikavo, kad mes turim tokį galbūt keistesnį požiūrį į to farmakoterapiją. Taip, kad net ir labai, kaip pasakyti, populiacinio lygio aprašymai, kur tu palygini, pavyzdžiui, farmakoepidemiologinę vaistų suvartojimo statistiką, su dažniausiomis lygomis tau gali kaip policy makeriui, kaip tam, sakyčiau, sveikatos sistemos kuratoriui arba prievaizdui, pavyzdžiui, būnant kažkokiu tais ministru, padėti suformuoti tą politiką. Tai va. Bet šitos politikos vaistų vartojimo visų pirma, aišku, yra organizuojamos valstybės lygmenių, identifikuojant problematiką. Iš to praktikuojančių specialisto pusės tai reikėtų pirmiausia atsižvelgti pareigą gydyti ten racionaliai ir teisingai, tai vis tik visi mes norim gydyti turbūt, kad kuo geriau, tai reiktų naudotis tom galimybėm, kurios suteikia, kad ir valdžia, ir, pavyzdžiui, naudotis bent jau resursais, kurie yra prieinami. Tai tiek yra iš tokių pigesnių būdų, kaip tai išspręsti. Sveikatos organizacija šitą problematiką jau seniai yra iškėlus. Apie racionalų vaistų vartojimą vyksta diskursas jau nuo bent jau 88 metų, tai yra netgi metais anksčiau negu gimiau. Tai iš esmės jie siūlo turėti nacionalinės institucijas, naudoti klinikinės gairės, turėti nacionalinį svarbiausių vaistų sąrašą, turėti terapijos komitetus, vykti priežiūrą, auditą, šviesti, vengti iškreiptų finansinių paskaitų, naudoti tinkamą ir vykdomą reguliavimą, užtikrinti pakankamas valstybės išlaidas, kad būtų ir vaistai, ir personalas. Tai čia tokia liūdnesnė turbūt žinutė, nepopuliari, kad vis tik tai tos išlaidos jos negali būti sumažintos iki nulio. Ir reikia suprasti, kad tas racionalus vaistų vartojimas irgi turi savo kaštus. Taip, kad reziumė toksai, kad mes tobulėjam, vystomės ir reikia stengtis vadovautis gairėmis, kurios yra paremtos. Dabar apie gairės už tokį mėgstu, kaip ir juokelį, pasakyti visiems, kai yra tas diskursas, kad, čia medicina, tai čia praktika, ne mokslas, tai čia, nereikia, čia ir taip aišku, čia iš praktikos viską tik reikia mokytis, tai iš esmės toks agnostinis požiūris į turimus rezultatus, jisai prasilenkia su racionaliu vaistų skyrimo procesu. Aš jums labai paprastą tokį pavyzdį pasakysiu. Iš principo, plaučių embolijos profilaktiką jūs turite išmokti ne iš praktikos, o iš teorijos. Tai jūs turite žinot, kad reikia dalį ligonių skirti profilaktinius mažos molekulinės masės heparinus ir išvengti plaučių embolijos. Kas būtų klaidinga praktika ignoruoti mūsų jau turimą žinias apie tai, kad sunkios terapinės būklės ligoniai, kurie yra, pavyzdžiui, lovoj gulintys, neturint akivaizdžių kontraindikacijų antikoagulantams, kad jie gali trombuotis ir bandyti iš praktikos išmokti, tai reikštų, kad tu turi 10 ligonių, jiem neskiri ten heparino dėl kažkokių, tai tik tai pačiam suprantamų priežasčių, tada dalis iš jų jiems ištinka plaučių embolija ir tada tu pradedi kraštyti galvą ir gal čia galima buvo išvengti, kai iš tiesų tas yra žinoma, kad tokie ligoniai su padidinta rizika turi gauti mažos molekulinės masės heparinus profilaktiškai. Todėl gairės yra neišvengiamas dalykas, praktika yra neatsiejama nuo šito ir reikia tiesiog dalį dalykų jau nekartot išmoktų klaidų ir reikia jomis vadovautis vien dėl to. Po to reikia suprasti ir tas grinai, kur akcentuojasi, kartais gal jūs jau jaunesnė karta to nematysit, bet būdavo toks įprotis
tos, sakyčiau, gerokai vyresnės kartos gydytojų, kad praktika ten yra viskas, bet praktinių įgūdžių reikia, bet tos žinios, jos vis tiek pa žmogų bus ribotos, nes visi vaistai, kuriuos jūs šiandien vartosit, išskyrus širdies lašus, yra ištirti su aibė ligonių. Mes labai esam tiksliai nustatę jų dozę, atsaką, laiką, per kurį pasireikš atsakas ir iš esmės tai yra teorija pagrįsta labai konkrečiai ir labai sureguliuota praktika. Ir iš esmės visą tai, ką mes darom medicinoje, ypač vaistų skyrimo prasme, yra grįsta labai kietų mokslų ir tai nebūtų teisinga tiesiog, čia tik praktika ir čia nieko skaityti nereikia. Nes tikrai yra niuansų, ypač su pažangesniais vaistais, kurios tiesiog pigiau yra paskaityti. Tai vaistus ir patys vartokit racionaliai, žinokit, kaip juos vartoti, jau vartojat, ypač jeigu skiriat irgi reiktų žinot, kaip vartot. Tai čia tokia labai trumpa schemutė, bet gal ir nėra labai trumpa, bet iš esmės nepopuliaru, bet vis tik tai vaistai skiriami yra pagal ligas. Šitas dar nepasikeitė yra, ne? Ir nemanau, kad pasikeis, nes mes mediciną suvokiam kaip mokslą, kur yra, reiškia, kažkokie tai nusiskundimai, tada yra simptomai, juos apjungiam į sindromus ir kažkuriam tame etape galim sujungti ir į diagnozę. Jums šitai atrodys kaip, ką iš čia taip plepa, mums čia viskas aišku. Taip, kad aišku ir žinoma, tai ko gero, bet mes to nepraktikuojam, nes šitą dalyką reikia praktikuoti ir aš tą darau. Reikia užtikrinti, tarkim, racionalų vaistų skirimą, tai žinokit, nepatikėsit. Ta lengvoji dalis jau man yra surasta vaistų dozė, ten kažkokias sąveikas ten pasitikrinti, turiu aš tam ir paruoštukus. Iš esmės, to vaistų skirimo tas pats procesas, jis gan paprastas yra. Bet sunkioji dalis dažniausiai būna diagnozė. Dar blogiau, kai diagnozė yra nenustatyta. Dar blogiau, kai aš būna tik izoliuotas CRB padidėjimas ir tada mes išrandam tokių naujų biocheminių lygų, C ir bitai. Po to yra kitos lygos dar dedimerozė, aš vadinu, nes tai dedimerai padidėja, nežinia ką daryti. Tai vis tik tai skiriant racionaliai vaistą, reikia užlaužti save, gal kartais ir kolegas, arba ir pačiam prisidėti prie tos aktyvios diagnostikos ir vis tik tai prieiti prie diagnozės. Tai nes be diagnozės tinkamos, tas gydymas jis gali būti žalingas, nes visas gydymas jis yra efektyvus ir saugus, tik jeigu tu tiksliai žinai, ką tu gydai. Jeigu, sakykime, kad ir su tais antibiotikais daug tenka dirbti, jeigu pulsi gydyti su cerbitus antibiotikais, dalis iš tų ligonių realiai turi vėžį. Tai jeigu mes taip visiems duosim bet ką, tai tiesiog pirmą atidėsim vėžio diagnostiką ir gydymą, antrą, vėžio gydyme mes naudosim chemoterapiją. O jeigu vėžio chemoterapiją naudosim tam fone, kai mes jau esame išbandę prieš tai visus įmanomus antibiotikus, tai mes dar tikrai gausim imunosupresiją, bet tame fone gausim tikrai labai rimtą sepsį, kuri bus sunku gydyti. Tai gera diagnostika yra nepakeičiamas dalykas ir tai yra viso to racionalaus gydymo pagrindas. Dažniausiai, kaip pasireiškia neracionalus vartojimas, polifarmacija, pavojingos dažnos vaistų sąveikos, vietos nepageidaujamos reakcijos, vaistų nemonitoravimas, kartais perdozuojamas prie inkstų arba kepenų nepakankamumo. Bet dabar čia tokie bendri principai. Polifarmacija, tai mes turim tokią sampratą, aš tikrai nežinau, kuo pagrįsta. Iš esmės, tai 5 vaistai skaitos daug, bet polifarmacijos pati iš savęs nebūtinai yra blogis. Kartais tų vaistų reikia ir daugiau, kartais reikia mažiau. Bet iš esmės, kuo daugiau skiriu vaistų, tuo reikia tiksliau žinoti, ką tu gydai. Po to reikia vengti aklo paskirimų tęsimo. Pavyzdžiui, kad yra antikoaguliantai. Jeigu tau užsitrombavo banaliai vena kojoje, tai gydymas yra bent pusę metų. Bet po to pusės metų reikia pagalvoti, ar nereikia nutraukti gydymą antikoaguliantais. Gydymas antikoaguliantais iš esmės skiriamas visą gyvenimą tik esant prieširdžių virpėjimui.
Jo. Tai va, tai tokie yra fintai, kurios reikia atkreipdėmės. Dabar, jeigu esat farmacininkai, jūs turbūt pasižiūrėsit tas sąveikas, jų daug pamatysit. Kai kurios sąveikos iš esmės yra beprasmės. Pavyzdžiui, yra sąveika perindoprilis, kai kurie antihipertenziniai vaistai ir spironolaktonas, kad didina kalio riziką. Šitą aš išmokau irgi iš pradžios, tai yra nesvarbu, nes spironolaktonas turi įvairų dozavimą, nesai ten 100 mg skiriamas kaip diuretikas, bet kaip mineralkortikoidų antagonistas kardiologijoje jisai skiriamas kartu su AKF inhibitoriais ir tai visiškai yra standartinė normali praktika. Jums turbūt dauguma dombozių išmesta įspėjimą, kad reikia stebėti kalio kiekį, tai būna kartais tų tokių sąveikų, kur žinomas ir neprasmingos. Sąveikos gali būti žinomos ir prasmingos. Diklofenakas ir, pavyzdžiui, natropurinas gerokai didina kraujavimų riziką. Ir turi netgi kontraindikaciją diklofenakas skirimo kartu su heparinais. Tai iš esmės, šitas sąveikos pamatysit bet kokiam šiek tiek susijusiam su chirurgija skyriui, nes yra rizika trombozių ir yra skausmas pooperacinis. Tai čia tiesiog toks pareflektavimui pamastymai, kaip jūs reaguotumėt, jeigu ligonis atsigulęs ligoninėje, jis gydosi fraksiparinu, diklofenaku ir pradeda kraujuoti iš opos, tarkim. Kad ir skrandžio opos. Tai jūs gydot tą ligoninę, pradėjo kraujuoti, nesidžiaugia nei personalas, nei ligonis, bet tarkim išgyvena. Ir jūsų klausia, what the fuck, tas ligonis, ir ką jūs jam tai pasakysit. Nes kai kurie aspektai farmakoterapijos, jeigu su ligoniu dirbant, reikia su juo aptarti iki kažkam įvykstant ir tas sąveikus, kurie žino, turės valdyti. Čia turbūt šitą skaidrę įdėjau, pirmą, kad grafikas gražus visai, bet kitas dalykas yra toks naujas, man naujas, jums gal ne, žodis ownership. Tai čia plati sąvoka, bet iš esmės formuojant bet kokią politiką, ar sveikatų ar nesveikatui, bet iš esmės aktualų sveikata, tai yra country ownership. Reiškia, tu turi būti savininkas tos politikos, nes vis tik, kai yra visuomenės demokratiškos, tu negali gyventi kaip nuomininkas. To reiškia visuomenė ir čia ne dėl manęs, čia kažkokios gairės, čia viskas aišku, ten kažkas kažkaip. Netinkamas čia yra poelgis. Tu turi būti savininkas savo ligonio, savininkas savo šalies, savininkas savo sveikatos sistemos ir dalis konstruktyvi to. Tai yra mūsų darbas, jis aišku yra sunkus iš tiesų, bet dabar jau vis tiek jūs gal jau jaunesni esat, pamatysit, keičiasi dalykai, nes tikrai buvo, sakyčiau, 90-ieji metai tai buvo visiškai mankurtai žmonės buvo pas mus, tai buvo totalus mankurtizmas ir visiškai toks net apatridinė mankurtinė filosofija buvo labai populiari, išskyrus ten tus kelius, kurie kažką bandė statyti. Ir dabar jau taip nėra. Bet, reikia nepamiršti, kad ir mes galime nemažai prie to prisidėti pozityviai ir kažką gal sukurti. Tai šito reikia nepamiršti ir tiesiog judėti linkme, tikintis geriausio, ir turbūt įgyvendinti savo tos, sakykime, pareigas. Lietuvoje pas mus jau pakankamai neseniai, prieš 2 metus jau atsirado pakankamai aiškių tokių gairių. Nes vėlgi, kai pradėjau praktiką, tai būdavo toks įdomus fenomenas, reiškia, tai teisės aktų paieška. Nes atrodo, nafik čia jums, bet medikam ta teisė. Tai, pirmas punktas teisė, tai sureguliuoja, reiškia, žmonių santykius ir apibrėžia, kaip, tarkim, turi elgtis koks gydytojas. Praktikinė prasme, tai būdavo, reiškia, tokie įsakymai iš ministrų. Iš ministerijos. Ir jis iš esmės tu turi vadovautis, nes jeigu tu jis nesivadovauja, tai kažkas iš to gali būti, tai ten tai jau blogesniais atvejais tai kažkokios baudelės, bet iš principo įsakymai rašomi, kad juos vykdyt. Tai buvo didis menas rasti tos įsakymus, gairės visokiausias, nes jos buvo tikrai nepatogiai sudėtos ir tikrai būdavo nelengva susirasti anksčiau.
Tai sveikatos apsaugos ministerija vis tik tai skatinama tą racionalią vaistų vartojimo politiką, jau sudėjus yra bent nuorodėlę savo tinklalapį apie tai, kur rasti kokias gaires. Tai tas yra, manau, labai naudinga ir labai gerai ir tikrai galite pasižiūrėti, kaip tai skirt, nes vis tik tai tos gairės ir tie dalykai rašomi visiems, kad naudotumėmės.